Sveiki, esame Vilniaus Valdorfo žaliosios mokyklos mokiniai. Aš Vėjas Savulionis ir Sveiki, aš esu Domantas Dastikas. šiandieną mes apklausime mūsų mokyklos mokytoją Egidijų Kabošį. Tema: ar žmogui lengva atsispirti pasaulio pagundoms, įpročiams ar įgeidžiams? Sveiki, Egidijau. Tai galit iš pradžių iškart pristatyti, kas esate? Sveiki, Domantai, sveiki, Vėjau. Prieš laidą juokavom, kad čia kaip apklausa, iš tikrųjų smagu jūs matyti. Smagu jūs matyti, po kurio laiko man teko jūs mokinti. Smagu, kad tokios projektus darote. Aš esu Egidijus, dabar mokau ketvirtokus, dar esu mokyklos vadovas. Tai malonu būti pakviestam, įdomi tema, pažiūrėsim, kas bus. Pirmin. Tai pirmasis klausimas būtų toks gana apibrėžtas, bet taip pat ir labai platus. Ar manote, kad žmogui yra lengva atsispirti modernaus pasaulio pagundoms? O kaip tau, Vėjui, lengva atsispirti modernaus pasaulio pagundoms? Priklauso. Ja, iš tikrųjų ir aš, kai pirmas atsakymas, kur į šitą klausimą yra, tai čia kiekvieno asmeninė patirtis. Jeigu apibendrintai, neatrodo, kad lengva iš vis žmogui, kad nors buvo atsispirti. Jeigu jis jokių pastangų nedėjo, tai ir neatsispyrė, o jeigu dėjo, tai atsispyrė. Tai šiuolaikiniam žmogui gana nelengva yra gyventi, sakyčiau taip. Kaip jūsų asmeninė patirtis? Ar dažnai susidurite su pagundumu, ar sunku atsispirti? Žiūrint, ką laikysi pagundą, žodžiu, taip, iš tikrųjų, kiekvieną dieną reikia gyventi su tuo, kad kažko turi atsisakyti vardant to, ko nori. Arba pasirinkti. Gal man labiau patinka žodis pasirinkimas, nes pasaulis yra platus, daug visokiausių galimybių ir visko nespėsi. Ir kažkur reikia pasirinkti, nes laikas, kurį turime, yra ribotas. Taip, tai antrasis klausimas, iškart šokusi prie esmės. Ar manote, kad šiuolaikinis žmogus gali gyventi vengdamas dopamino? Tai aš turiu omeny socialinės medijas, socialinių medijų priklausomybę. Ar gali gyventi vengdamas? Ar gali gyventi vengdamas? Ir kaip jūs pats tokį gyvenimo būdą pasiektumėt? Aš pasiekčiau stebėdamas. Na, visų pirma, tai, kaip pasakyti, ne visas dopaminas yra visai toks ir neigiamas. Na, mes turim turėti jo kažkokį kiekį ir kartais jis tiesiog būtinas, kai reikia suteikti savo pirmąją pagalbą kokią nors arba tiesiog reikia gyventi. Bet jeigu tai dėl ko prisisakiau, kad nuo stebėjimo pradėčiau, nes visų pirma reikia išmokti pastebėti, kada tave valdo. Ar tu valdai. Tai man patinka mintis galvoti, kad ar aš valdau tą aparatą rankoje, ar jis mane, ar aš jau siekiu jo sąmoningai, ar ne. Tai taip pat stebiu, ar nėra per daug, ar tai netima iš mano artimųjų laiko, ar tai netima iš manęs per daug jėgų. Ir kai aš pastebiu, kai ta stebėjimo dalis baigta, tai tada aš stengiuosi to mažinti. Tai iš esmės mažinti arba atsisakyti, arba kurį laiką netgi detoksikuotis, pavyzdžiui, kai jaučiu, kad yra perteklius. tą rekomenduoju ir kitiems. Tai iš tikrųjų galima padaryti, reikia stebėti ir daryti. Tai prie to pačio kalbant, vis tiek gyvename informacijų amžiuje, jų yra labai daug, mes jų negalime išvengti savo kasdienybėje, tai kaip jūs manote, ar tas informacijos perteklius labiau padeda mums kaip asmenims augti visuomenėje, ar tiesiog priveda prie to, kad mes lengviau pasiduodame kažkokiems konsumerizmo, sakykime, pagundoms? Tai informacija yra visokia. Viena vertus yra labai gerai, kad mes pagaliau turime daug informacijos arba jinai labai gerai sklinda. Tai veikia gerai ir demokratinius procesus, kai galima sužinoti, čia pat sužinoti, kas kitam pasaulio gale įvyko, arba tiesiog pas tavo kaimyną Klaipėdoje įvyko. Nes taip nebuvo visada. Iš tikrųjų buvo pasaulis, kuriame turėjai sulaukti laikraščių arba turėjo paskambinti, arba ryto laikraščius, jeigu parašydavo, arba, nežinau, turėjai gauti telegramą. Tai visai neseniai iš tikrųjų buvo.
aišku, jeigu eit kalba apie tą perteklinę informaciją ir tą būdą jos nesuvaldyti ir jeigu kalbam apie informacijos tokį perteklių, kur jau nieko nebesinori girdėti, arba kai informacijos perteklius naudojamas manipuliacijoms, tai tada taip, tada problema. Klausimas buvo, ar padeda augti, ar žlugdo kažkaip taip, ne? Tai atrodo, kad galima būtų vėl grįžti prie to, kaip sąmoningai aš viską darau, kaip sąmoningai tu, kaip žmogus darai, kartais padeda, kartais, reiškia, žlugdo. Jeigu plauksi kaip šapelis ten vandenį, žodžiu, mes plaukiam tokio kaip srovėjai. Tai aš galiu arba šiek tiek savo tą valtelę ten su kažkokiu irklu, aš vis tiek plauksiu, bet kokiu atveju mes neišvengsim to srauto. Na, yra būdų išvengti ten, žodžiu, visiškai užsidaryti, bet tada tai išsiimi save iš visuomenės. Tai mes plaukiam to upę ir aš galiu pavairuoti šiek tiek, arba prisidengti dalies nematyti, pasirinkti patikimus šaltinius ir panašiai, tam reikia ugdyti kritinį mąstymą, arba galiu tiesiog kristi tenai, žodžiu, ir kas ant manęs, kokia šapelė ant manęs krenta, ten, kur neša manęs ir ten aš ir būsiu ten. Tai čia du skirtingi požiūriai. Aš labiau norėčiau kontroliuoti informacijos srautą, kuris su mane ateina, bet ir taip auginti save, bet ne visada pavyksta, žinoma. Tai tikras pavojus, kurį reikia mokintis. Norėčiau, kad tai būtų mokykloje mokoma daugiau. Taip, bet yra tokių žmonių, kurie pasiduoda tai srovei ir tiesiog leidžia, kad visoje šapelį kristų ant jų tenais. Bet kokia informacija įtakai pasiduoda ir informacijos neatsirenka, tai kaip galvojate, kas padeda tą sąmoningumą ir kritinį mąstymą ugdyti ir kaip, nežinau, jūs atsirenkate informaciją? Aš stengiuosi, žodžiu, viena iš problemų, kurio dabar mažai turi visuomenė, yra atminties praradimas, toks yra jausmas. Tai reiškia savo istorijos nežinojimas arba tiesiog trumpa atmintis, kad ir politikai, kas dabar vyksta ir panašiai, tai liktai ką prieš tai darė ir kad dabar kalba ir reikia sutikrinti tos duomenys ir tie duomenys paprastai būna nesutikrinami. Tai apie skirtingus amžiaus tarpsnius kalbam ir apie skirtingus metodus. Tai lavinčiau atmintį visų pirma, mokyčiausi istorijos pats, tikrinčiau duomenis per kelias nuomonės girdėčiau, tikrinčiau, ar tai tiesa su faktais. Pavyzdžiui, bandyčiau išmokyti ir pats išmokti daugiau atpažinti faktus ir tikrinti juos keliose šaltiniuose. Ne tik tai, ar taip gali būti emociškai ar negali būti, bet kaip iš tikrųjų yra, kas čia bandyti ieškoti, kaip yra. Kartais tai yra taip paslėpta, kad neįmanoma atrasti, bet pavyzdžiui, su mažais vaikais galima bandyti vienus dalykus, su vyresniokais kitaip, su paaugliais dar ir suaugę irgi. Tiesiog turi analitinių gebėjimų mokintis, tiesiog atsiminti, kas buvo, ieškoti priežasčių, pasiekmių, ryšių, ieškoti. Čia toks nepaprastas klausimas, reikėtų tiesiog visą metodiką apgalvoti. Aš tai, kai jau pavargstu nuo informacijos srauto, aš tiesiog remiuosi tais šaltiniais, kuriais aš pasitikiu, jau susiformuoju pasitikėjimą. Pavyzdžiui, kažkokie žmonės ir jeigu, pavyzdžiui, jie diskredituoja, aš į juos atgal negrįžtu. Ten kažkas įvyksta, ten ką nors pasako, kur aš atpažįstu, kad tai čia pamelavo ir aš jau į juos nebegrįžtu. Ir ačiū Dievui yra dar taip. Taip viena vertus tame informacijos sraute tu susiaurini žiūrėjimo tą žiūroną, žodžiu, bet tai turi savo pavojų, žinoma, nes reikia vis tiek tikrinti ir tai karts nuo karto, bet aš galiu atsiremti tik tai autoritetus kažkaip. Gerai. O kalbant apie šiuolaikinių žmonių sprendimus ir pasirinkimus, jūsų manymu, iš jūsų patirties, ar dabartiniai visuomeniai žmonės yra labiau linkę priimti atsakomybę už savo sprendimus, ar labiau vengia jų? Čia sunku taip apibendrinti kalbėti čia. Kas žino, žodžiu, kad taip yra, bet
Yra toks įspūdis, kad ieškoma kaltų visą laiką. Ir jeigu jau randamas kaltas, tai vadinasi aš nekaltas. Aš tai, pavyzdžiui, taip nemanau. Nes jeigu aš esu įtikintas kito žmogaus, kad taip yra, tai aš tai padariau. Tame, net jeigu vėjas mane kažko įtikintų, tai ir sakyčiau, tai vėjas kaltas, kad aš tai padariau. Tai nesam, nes aš tai padariau. Tai manau, kad va šita problema egzistuoja, kad ieškoma kaltų, ieškoma gelbėtojų, ieškoma išganytojų, žodžiu, kas čia kažkokiu stebuklingu būdu ir nepasitelkiama asmeninė atsakomybė. Aš klausiu dažnai, kai taip atsitinka, ką aš tokio padariau, aš reiškias pats sprendimą priėmiau įtikintas arba remdamas kažkokią informaciją, kodėl aš nepatikrinau, ką kitą kartą galėčiau daryti kitaip ir stengiuosi, nors ir įtaka buvo, reiškia, aš pats pasirinkau to įtakoje būti. Tai norėčiau, kad labiau būtų visuomenėje prisimta atsakomybė ir tada keistusi ir noras mokytis tos atsakomybės prisimti. O iš jūsų patirties, jūsų manimų tokių žmonių padaugėjo, kurie neprisima atsakomybės? Iš mano patirties? Ne, iš mano patirties, mano aplinkoje, ačiū Dievui, yra daug žmonių, kurie prisima atsakomybę ir prisiims. Tai mano patirtis yra siaura, aš esu tam tikram vis tiek burbule, esu Šaulių sąjungos narys, esu mokyklos, kuri kūrėsi bendruomenės iniciatyva narys, esu bendruomenės narys, kuri kūrė aplink save pasaulį ir bando suprasti, kas yra teisinga. Tai man pasisekė, žodžiu, man gerokai lengviau. Tai, bet stebint mediją, galima susidaryti įspūdį, kad jų padaugėjo, bet ką reiškia jie, mes, man atrodo, kad čia mes visi kartu. Žodžiu. Tai dėja. Aišku. Kaip manote, kas yra didžiausia 21 amžiaus pagunda ir kas būtent lėmė jos veiksmingumą? Antro klausimo dalis, nepamiršti antro klausimo dalį. Taip. Kokia didžiausia, sunkoka apibendrinti. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti labiau. Vieniem bus viena, kitam bus kita, bet tai pirmas įspūdis, kad norėčiau kalbėti apie visas pagundos, kurios yra taip lengvai pasiekiamas pirštų galiukais. Tai yra įrenginys, kuris yra dabar mūsų kišenėse ir tiesiog norint bus galima labai labai greitai tą informaciją pasiekti bet kokią. Pavyzdžiui, pramogos, greitas kažkoks dėmesio nukreipimas nuo to, kas rūpi, nuo to, kas yra prieš jūs, pornografinis turinys, kažkokia dezinformacija, kažkokia, bet kas yra. Aišku, tame tarpe yra naudinga informacija. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, norėdamas kažką pasiekti, anksčiau turėtų nueiti, nusipirkti žurnalą arba nusipirkti kažką arba nueiti tam tikrą vietą, kas yra fizinė rizika, grįžti, o dabar tu, tiesą sakant, ten, kad ir svaiginančių medžiagų, tu labai greitai gali gauti pirštų galiukais. Tai tas įrankis, kuris mūsų rankos ir sustiprino tą. Tiesiog tų priemonių kūrimas, tas artėjimas ir sustiprino tų visų pagundų, reiškia, artumą. Man atrodo taip. Ja. O kaip manote ateinančiams pasaulio kartoms ateityje bus lengviau ir sunkiau atsispirti pasaulietiškoms aistroms pagundoms? Kodėl? Ar bus lengviau? Ar bus lengviau ar sunkiau? Aš esu optimistas, kad man atrodo, kad bus lengviau, nes mes šiek tiek daugiau žinosime apie dabartinės pagundas, bet mes esame besivystantis žmonės, žodžiu, ir greičiausiai bus naujų pagundų. Pasakysiu pavyzdį. Rūkymas buvo galima lėktuvuose rūkyti, bet mes dabar žinome daug daugiau informacijos ir dabar yra pasikeitęs. Tai lygiai taip pat dopamino poveikis ir mūsų pirštų galiukuose esantis dabar irgi yra tik tyrinėjamas ir aš įsivaizduoju, kad ateityje turėtų būti priimami ribojantis arba patys įrenginiai taps draugiškesni tam pavojui, ta prasme, kad jis būtų jo mažiau. Ir jau ateityje mes su to galėsime lengviau gyventi, bet bus naujų, įsivaizduoju, nes čia tiesiog nesibaigiantis ratas. Mūsų toks gyvenimas, mes taip gyvenime. Reikia negalvoti, kad kažkas bus super lengviau. Greičiausiai bus dalykai, kuriuos žinosim lengviau, dalykai, kuriuos nežinosim, ne taip lengva. Tai kažkaip taip įsivaizduoju. Džiugu, kad jūs optimistiškai galvojate. Bet taip negaliu. Vis tiek, pavyzdžiui, dėmesio sutelkimo statistikos, visi kiti dalykai, jie yra nuo pat vos neatsiradimo tų plačiųjų technologijų matuojami
ir, kas kelis metus vis išeina nauji straipsniai, kad vėl sumažėjo, bet nelabai atrodo, kad kažkas ties to daroma, nes yra labai plačiai paplitęs produktas. Taip, aš sutinku. Turėtų būti daroma daugiau. Bet dėmesys vis tiek yra, nors trumpam. Tai ačiū Dievui, kai jisai visai dingsta, tada mes būsim tikrai pavojai. Tai aš esu optimistas, kad visgi, tiesiog tos inertiškos, sistemos yra inertiškos, atsiranda, tai produktas, kuris atsiradęs mūsų rankos, yra komercinis. Sveikatos visa sistema ir psichologinė rūpyba ir visa kita yra inertiška, nes tyrė labai daug metų, turi daug surinkti įrodymų, kad galėtų nugalėti komercinio produkto ten kažkokią savybę. Tai čia tiesiog taip yra, taip veikia. Mes iš pradžių turim patirti, kad tai iš tikrųjų blogai, kad paskui pradėti gydyti, nes nieks netiki, tai bus blogai. Oi, tai bus blogai, nieks to netiki, bet kai atsitinka, tai tada imamės į priemonės tvarkyti. Tai gal tas ratas tiesiog turi įvykti. Tai susivokus, kad yra problema, ar galima būtų kažkaip, jūsų nuomonė, nesulaužyti ribos naudojantis tom technologijom, socialinėm medijom ir kaip pasinaudoti jomis savo tikslams, o ne kaip pigaus dopamino šaltiniui. Taip, aš visiškai esu už naujausias technologijas, tiesą sakant, man labai patinka jos visos ir labai geri dalykai. Aš esu iš tos kartos, kuri, mes tiesiog gyvenam tam rytų bloke, mums reikėjo, tokio atsilikimo, bet pas mus atsirado kompiuteris ant stalo ir taip pat netrukus tas kompiuteris buvo kišenėje. Man atrodo, kad tai buvo per akimirksnį. Ir tai stebint, tai tiesiog stebuklai, kad visa muzikos biblioteka yra mano kišenėje, kad tiesiog viskas yra, bet tuo pačiu, kaip aš turiu suprasti, kad tai yra įrankis ir būti sąmoningu. Ir aš galiu tai daryti, o yra žmonių, kurie negali tai daryti, ypač maži žmonės, tarsi dar negali to daryti. Tai manau, kad suvokus, kaip tu ir sakai, to kenksmingąją dalį, naudingąją dalimi galėtum geriau naudotis kaip įrankiu, nes tai yra tiesiog įrankis. Tai tiesiog daiktas, tai yra ausinės, tai yra bet kas. Kaip ir kiti daiktai, mes jas naudojamės, naudodami apsaugos priemonės. O kaip pedagogas, kaip manote, kaip mokytojas, nuo kokio amžiaus žmogus jau gali suvokti, kad ir naudotis kaip įrankiu, o ne kaip tiesiog... Kuo konkrečiai? Tu klausi apie kokį įrankį, apie kokius dalykus tu klausi. Sakykim, socialinės medijos. Be pilnametystės socialiniam medijom neturėtų būti galimybė naudotis. Aišku, kažkokią versiją paaugliams sukurta tikrai, nes tai yra tikrasis poreikis, yra artimi aplinko žmonės, galbūt galima anksčiau, bet ten yra tiesiog tokių kenksmingų dalykų, kaip tai, kas veikia labai neigiamai paauglius, tas visas populiarumo, nepopuliarumo momentas, tas kaip kas atrodo, kur atrodo tobulai, arba kažkas ne taip, arba kažkokie dalykai įmami daryti vien tik dėl to, kad atrodyti. Tai jie egzistavo ir anksčiau, bet jie egzistavo mūsų gyvam gyvenime. Ir ten lengviau būdavo kažkaip pajusti, kas yra, o dabar jisai yra ten skaitmeninėmis, išdidėjęs yra. Tai manau, kad paauglystė turėtų būti teisingas laikas kažkur pagalvoti apskritai įžengimą į tai. Apie mažus vaikus nekalbu, manau, kad jie tiesiog tą ekraną neturėtų matyti labai ilgai. Gerai, tai dabar truputį kita tema. Kai manote, šiuolaikinės reklamos strategijos gali būti laikomas panašios į Mefistofelio arba kitaip pasakius velnio pagundų pasiūlymus, kurios Faustas negalėjo atsispirti. Tai tą ir darė Mefistofelis, jisai rodė reklamą. Reklamas jūs patys esate matę, jinai yra trumpa, efektyvi, sukurta pagal visas psichologijos taisyklės, įtraukumo, žodžiu, kad tik tai jos yra tikslas, kad pirkti. Tai Mefistofelis tą ir darė, jisai norėjo parduoti kažką, žodžiu, pažadą, mainais, kaip man kad į sielą. Tai taip ir yra. Tai vis taip mechanizmas ir veikia. Čia yra tipinis vaizdas. Taip. Ar manote, kad šiuolaikinėje visuomenėje žmonės parduoda savo principus ar moralinės vertybės dėl savo įvaizdžio ar pripažinimo materialinio kažkokio? Vieni parduoda, kiti ne. Taip.
Čia tiesiog yra brandumo momentas, yra tokių tikrai, čia mes tiesiog apsimestumėm, kad taip neegzistuoja. Jeigu sakytumėm, kad ne, taip nėra, arba sakytumėm, kad taip yra, nes tada sakytumėm, kad, žodžiu, tu jau esi pardavęs ir tu, Domantai, ir aš esu pardavęs. Tiesiog taip yra, kad ta pagunda tikrai yra, vardan menamo ten, žodžiu, populiarumo, arba kuris trunka labai trumpai iš tikrųjų, arba baimės pokyčiui, populiarumo netekimui, paaukoti savo kažkokią moralinį nusistatymą, o dar kitas įspūdis kilo, kad galbūt kartais tai yra toksai kaip lėtas vėžio virimas, toksai, kad liktai tu nepajauti. Iš pradžių lėtai, po truputį vanduo šyla, o žiūrėk, tu jau esi su dalimi sutikęs kažko vardan populiarumo arba vardan kažkokio gerbuvio kito. Tai reikėtų sąmoningumo ir to vengti, reikėtų vengti lėto užvirimo. Ar manote, kad tai veda prie paviršutiniško gyvenimo? Neįsigilinant aktualijomis ten labiau... Gali vesti, bet, žinot, iš tikrųjų gyvenimas taip sudarytas, kad jisai turi natūralius slenkščius, kur sugrąžinama į gyvenimą. Pavyzdžiui, jūs vyrai tai dar patirsite, pavyzdžiui, vaiko gimimas gali pakeisti, sukrėsti tiesiog, nes tu pradedi suprasti, kad jis atsakingas už žmogų ir tada pradedi galvoti, koks tu žmogus, ką tu jam gali duoti. Tai esu matęs daug žmonių, kurios pakeitė gyvenęs. Taip pat lygiai, tai jūs dabar patogiai gyvenate, mokotės 12 metų, viena vertus priversti, kita vertus dėl to, kad gerbuvis yra tam tikras šitos civilizacinis gerbuvis, kad jūs galite tai daryti, nes šiaip tai jūs būtumėt sukrėsti, nes turėtumėte tai dirbti gerokai anksti. Lietuvoje buvo toks metas, kad piemenėliais turėtumėt būti ėję ar ten kur nors bernais dirbti į ūkius. Ačiū Dievui, dabar taip jau nėra, mes išsivystė ir panašiai. Ir jūs patogiai gyvenate ir kai baigsite mokyklą, jums reikės, tai irgi gali būti sukrėtimas tam tikras, nes jau pateksite į kitą terpę, kur yra daugiau to gyvenimo. tą reikia daryti. Ir daugiau yra taip pat gaila, bet yra pasaulyje nelaimės atsitinka, laimės atsitinka, meilė atsitinka. Ir visa tai yra mumise žadina, kaip sakant, tą, žodžiu, sąmoningumą. Ir kas čia, palaukit, kas čia yra. Ir tas paviršinis nebūtinai jisai atsitiks. Jis gali atsitikti to, pavyzdžiui, jeigu aš įsimylėjau ir tada pradedu gal žiūrėti save, tai koks šitoks paviršutiniškas, aš geriau būčiau daugiau knygų skaitęs, galėčiau bent pasikalbėti apie Mefistofilį, žodžiu, o pasirodo negaliu. O mano mylimoji kalba apie jį. Suprantat, paviršutiniškumas gali sumažėti net nuo tokio momento, jeigu jau tai kalbėti. Ir žinoma, karas koks nors gali irgi pakeisti iš visus prioritetus gyvenimo, nes tiesiog taip yra. Tai gyvenimas turi tokius lenkščius ir įvykius ir jisai mus skatina gyventi nepaviršutiniškai. Grįžtant, jūs prieš tai minėjot, kad atsidavimas pagundom gali būti teigiamas. Tai ar jūs tikite, kad atsidavus kai kuriem įgeidžiams galima pridėti vertės savo gyvenime? Ne, vertės tai ne, aš gal labiau minėjau, kad kartais, kaip pasakyti, radikalumas irgi nelabai yra geras dalykas, nes tai aš taiga čia paskelbiu, kad aš, žodžiu, toks ir toks, labai teisingas, žodžiu, tai irgi yra išdidumas. Ir ten, žodžiu, nedarysiu. Taip atsitinka, kad aš ten grįžti namo pavargęs ir ten nieko nenori, tik paskrolinti ten pusvalanduką ir užmigti, žodžiu. Geriausia būtų išmokti taip nedaryti, o prisiversti išjungti telefoną ir mėgoti, nes tai būtų kokybiškesnis. Na, bet nežinau, ar tai nuo to skiriasi kažkoks žinių žiūrėjimas, ar kažkokio filmo žiūrėjimas, ar nėra toks pats. Tai tiesiog ta teigiamybė net, Kita vertus yra žmonių, kurie užsikabina už tam tikrų įdomių temų, ieškodami būtent trumpųjų žinučių tokių pavidalų kaip TikTokas ar panašiai. Yra tokia tema, tada jis nori kažkur gilinti. Aš matau teigiamų pusių, kad viskam abejingui paaugliui, pavyzdžiui, galbūt jisai randa įdomumą kažkokioje temoje, nes kažkoks TikTokeris, kažką jam parodė. Ir tai čia super, bet tik tai neturi tame užsisėdėti. Ir tai yra teigiamybė tame. Bet, nieks čia nesako, taip sakant, kad nėra lazda, neturi dviejų galų. Tai galima teikti, kad reikia ras balansą tarp visų šitų gyvenimų. Taip, čia geras būtų apibendrinimas. Ar manote, kad ugdymo sistema pasikeis kažkiek į labiau tą informacinę pusę?
Jinai dabar yra pasikeitusi informacinė pusė, yra daug informacijos ir be to, kaip pasakyti, aš neatskiriu ugdymo sistemos nuo vaikų aplinkos, kurioje auga, nes vaikai ateina iš aplinkos, kurioje yra perteklius informacijos, spalvų ir ten visko, tai koks turi būti tada ugdymas? Tai jeigu ugdymą irgi padaryti perteklius informacijos, tai kur tada žmogus pasiilsi? Gali būti, kad dalis ugdymo turi būti pasilsėjimai nuo tą informaciją. Dėl to aš, pavyzdžiui, pritariu dabar ir Lietuvoje kilančiam iniciatyvai ir kaip žinia, Vilniaus Valdorfo žalioje mokykloje yra, kai įeiname į mokyklą, mes telefoną naudojame tik tai mokymosi tikslams, jeigu tau reikia. Visą likusių metų jis yra padėtas tiesiog atskirai iš kišenės. Tai tiesiog turi įtaką tam žmogaus dėmesiui ir pailsėjimui tiesiog nuo pirštų galiukos atvinksėjimo, taip sakant. Tai gali būti, kad vėl tu sakei taip, ar pasikeisti labiau informaciją, gali būti, kad kaip tik turėtų pasikeisti į mažiau informacinę pusę, neuždarant tos temos ir atskleidžiant tada, kada reikia. O gali būti, kad jinai bus kiaurai informacinė ir tada mes tiesiog turėsim kitas pasiekmes. Tai sunku pasakyti, kur ugdymo sistema nueis, bet norėčiau, kad jinai tiesiog labiau galvotų, vis labiau ir labiau galvotų apie tikruosius vaikų poreikius ir vaikų, kitaip sakant, būsimų suaugusių, būsimų žmonių, kurie turės kritiškai mąstyti, poreikius. Tai ar manote, kad būtent atsiribojimas yra ta išeitis, kaip atsikratyti galbūt ar riboti tą pagundą pirštų galiukuose? Taip, iš tikrųjų, vienas iš metodų yra, tai tiesiog stebėjimas, pripažinimas, antras yra priemonės. Tai jeigu aš, kai norėjau, pavyzdžiui, numesti svorio, tai aš stebėjau savo kalorijas, supratau, ką valgau, pradėjau mažiau valgyti arba kažkur riboti, tada svoris atsistatė ten kažkoksai ir vėl ten susiformavau naujus įpročius. Tai čia lygiai taip pat su bet kuo. Jeigu aš noriu sportuoti, tai aš turiu kažko apriboti save. Pavyzdžiui, man reikia ryte atsikelti anksčiau. Tai čia apribojimasgi. Aš neišsimiegu, bet aš valandą anksčiau atsikeliu, valandą pasportuoju. Susiformuoju naujus įpročius, gyvenu geriau. Tai lygiai taip pat ir čia. Jeigu aš pirštų galiukuose matau, kad jau yra taip, kad aš esu priklausomas, tai aš turiu apriboti savo galimybės. Ir jūs pastebėjote, kad telefonuose šiuolaikiniuose irgi yra jau dabar pasiūlymas, kad ar tau uždėti priminimą, naudojimo. Tai anksčiaugi to nebuvo. Suprantate, ne? Kad jau ir patys programėlių kūrėjai tai siūlo ir telefonų gamintojai. Taip, manau, kad tam tikras apribojimas visada susijęs su tam tikro naujo įpročio formavimu ir reiškia geresniu rezultatu. O nemanote, kad yra šiek tiek hipokritiška iš tų kompanijų, kai jos, sakykime, pagal savo politiką įsteigia tas funkcijas, kad tau primintų, bet taip pat formuoja savo algoritmus taip, kad tave išlaikytų kuo ilgiau tenais. Taip, be abejo, taip yra, bet tai vis tiek pasiekimas. Tai vis tiek geriau, vis tiek yra priminimas. Aš tai dėkingas už tą priminimą. Taip yra. Bet jie juk yra jie irgi nėra uždaroje terpėje, jų vartotojas esi tu, aš ir visi kiti. Ir jeigu mes pradedam galvoti apie sveikesnį gyvenimą, jiems reikia atliepti tą poreikį ir pasiūlyti. Tai ar manote, kad nepatyrus pagundo, aistrų ar nuopuolių, mes galėtume objektyviau įvertinti savo gyvenimo nuopelnus bei pasiekimus? Tau teks kažkaip paprašiau pasakyti klausimą. Ar be pagundų, ar nepasidavus pagundom, tu gali įvertinti savo nesėkmes ir klaidas? Kitaip tariant, tam, kad įvertinti nesėkmes, reikia pasiduoti pagundom. Taip. Ar galima taip sakyti? Tai iš tiesų, taip, aš esu daug kartų gyvenime susidūręs, kad prie kažko, kas esu įpratęs, aš tik tai tada patiriu, kad kas buvo lengva, kai patiriu sunkumus ir tam tikrą prasme, kas buvo gera, tik tada patiriu, kai pasidaviau kažkur pagundom ir patiriu, kad tai ten kažkokį rezultatą turėjo neigiamą. Ten galiu atsikelti skaudamą galvą dėl to, kad vakar per ilgai ten kažką žiūrėjau, vietoj to, kad miegočiau ten, tai tada, tai tada aš vertinu tą tiesiog nieko nedarimą arba tą savikontrolę labiau,
taip, gali tai būti, bet neskatinu to daryti. Reikia tiesiog mokytis, geriau, aišku, mokytis iš kitų klaidų, nes ne visos klaidos tokios pigios, kad ten nueini vėliau miegoti ir blogai įsimiegi. Bet tai čia yra kitų ir brangesnių klaidų, tai geriau mokytis iš kitų klaidų. Bet taip, iš tikrųjų taip yra, kad juoda geriau matosi, kai yra balta. O pilka tai iš vis nesimato nei balto, nei juoda. Tai taip. Tai kai kurios tautos pasaulyje, kaip Tibeto lamai ar zen emeritai, atsisako iš visų pagundų ir malonumų. Ar jūsų manimu tai yra kelias ir geresnis pasirinkimas šiuolaikiniam žmogui? Taip, tai yra vienas iš kelių. Kad jis yra vienintelis, tai nesutikčiau. Geriausias būtų vidurinis kelias, bet visai būtų gerai, kad tokį atsiskyrimą galima būtų gyvenime patirti. Tai neįmanoma apie tai paskaityti, tiesą sakant, reikia tai patirti. Man vieną kartą buvo, tiesiog jaučiau, kaip aš šitai, ir tai nėra vien malonus jausmas, nes atsiranda tam tikras ir taip atrodo, kad čia taip tu ten, atsiskyrime arba ten praktikose kažkokiose tarytum kovoji su pagundom, bet ne, iš tikrųjų, tu pradedi patirti, bent jau mano patirtyje, pradedi patirti abejingumą. Tam tikrą abejingumo pasaulį ir manau, kad tai reikia irgi praeiti, kada tu būtum nebeabejingas, bet tas abejingumas yra gana baisus. Aš, pavyzdžiui, truputėlį kažkada ir įsigandau, nes man įdomus pasaulis. Pavyzdžiui, aš tiesiog, smalsumas yra mano viena iš savybių, tiesiog kaip viskas veikia ir panašiai. Ir jeigu reikia išbandyti, tam tikrą laiką išbandyti, ką tai reiškia, pajusti tą skonį atsiskyrimo, gebėjimą pabūti tik su savimi, tai čia labai geras dalykas. Bet visas sunkumas yra paskui grįžti į visuomenę ir su tuo atsiskyrimo jausmu ir gyventi ir toje vidinėje darnoje ir harmonijoje ir tokia kažkokiam su savimi dialoge ir su kitais gyventi. Tai be pigų, tiesą sakant, tenai vienuoliui kalnuose, bet pabandytų, aš kviečiu, kaip visada kviečiu, taip sakant, šeimoje pagyventi vienuoliui. Ir ten, koksai yra darbas su savimi yra, nesu tikras, gal jisai net ir didesnis. Bet aš už tai, kad visi skoniai būtų pabandyti, dėl to neverta užsidaryti nuo kažkokių idėjų, kad čia kažkas super religiško, arba čia kažkas labai skamba kitai. Eiti pabandyti tą skonį ir tada suprasi, ar tikrai nepasiduoti kritikai kažkokiai arba išankstiniams nusistatymams. Ragaukim. O tai, kaip manote, kaip tada rasti balansą, kai įsitrauki į skirtingas, nežinau, erdves savo gyvenime, socialinės. Jeigu tu nori išbandyti pasidomėti religiją, sakykim, kažkokią, kaip nepakliūti į sektą, sakykim, kaip neužsivelti, kaip rasti balansą, kad galėtum išeiti atgal, o ne aklai pasinerti į kažkokią socialinę erdvę. Nes sakėt, kaip pavyzdžiui, vienuoliams grįžt paskui atsiskyrusi tą gyvenimą. Tai ir grįžta. Ne, čia apie dabar kažkokia atskira tema apie religijas ir sektas, žinoma, jas geriau būtų nepatekti ir geriausia būtų anksčiau pamatyti tas požymis ir iš karto nepatekti, nes ten technologijos yra kaip laikyti žmonės. Tai geriau būti kažkokiu tokiam atstume, kad nepatekt, bet yra tiesiog bendruomenė, kuri turi požymius, bet nėra sektos, tiesą sakant, nes yra bendraminčiai, nes patinka daryti kartu tai, ką daryti, bet klausimas yra, kas toliau yra daroma, ar yra išnaudojimas ten kažkoks. Jeigu nėra išnaudojimo, tai galima tokiam švyduriui priklausyti, o kodėl ne. Bendraminčių grupės yra labai gerai, nes tai padeda tau būti tame sraute kažkokiam. O kaip tą viską išbandyti ir nepaskęsti, tai čia iš tikrųjų tam, aš nesiūlau, kaip pasakyti, to daryti per vienus metus ten kaip nors. Čia iš tikrųjų eina gyvenimas ir jeigu esi atviras, vieną kartą vienus dalykus pasibandai, kitą kartą kitus, ateina laikas, ateina amžius tam tikras, pradeda įdomus daryti kiti dalykai. Tai mano kvietimas būti atviriems ir kas įdomu tuo metu ir bandytis. Ir to kaleidoskopo nedaryti per greitai,
Aš neturiu iliuzijų, kad iš vis būsiu viską išbandęs, pavyzdžiui. Tiesiog. Bet man jau kai kurie dalykai nebeįdomus. Tiesiog, kuriuos aš bandžiau anksčiau, tiesiog nebeįdomus. Aš jų net nedaryčiau. Dabar, jeigu man pasiūlytų, aš to nedaryčiau. Tuo metu su skoniu didžiausiu, ten ekstremalius kažkokius savo kūno, reiškia, ekstremalius dalykus nušokti, pavyzdžiui, šokti iš parašiuto. Bandom. O, kaip gerai. Dabar pasikeitė. Norėčiau kažkokius kitus ekstremalius dalykus daryti, vidinius ir panašiai. Tai arba ekstremalius dalykus kažkokioje bendruomenės įtakoje, kur mes galim kažką kartu nuveikti. Įdomius poveikį darančius ir įkvepiančius dalykus norisi daryti. Tai sakant, tavo klausimą, vėl bandyti būti atviram ir negalvoti, kad tai padarysi šiandien, toksai patarimas. Jo, aš gal to klausimo nenorėjau per sektas privesti, tiesiog, sakykime, jeigu paimtume žmogų, neįsivaizduoju, ar tokių žmonių dar yra, bet, sakykime, žmogų visiškai nesusidūrusi su šiuolaikiniam technologijom ir jį tiesiog įmetus į tą visą sūkurį. Tai visų pirma, jis nesuprastų, kas čia vyksta, žinoma, bet kaip paaiškintum, tai ką, tai jeigu reikalingas draugas šalia šiek tiek, kaip... Įsivaizduokit, Domantas niekada nematęs ten ir tu sakytum, va, žiūrėk, yra geras dalykas. Pasakytum kažką, kad ten, bet žinok, būna ten botų, ten, žinok, ne visi žmonės tikri. Ten tokia va erdvė, bet tenai gal kažtoks tam tikras procentas, žinok, ir vis kinta tas procentas ir netikrai žmonės neapsigauk, ten kartais šneka, bet ten kalba kompiuteris, ten, pavyzdžiui, arba algoritmas, arba ten žmogus apsimetintis 100 kitų žmonių. Toks darbas jo, visą dieną dirbti, apsimetinėti. Tai, ir jie užduotis tam tikras atlieka, tai būk atsargus. Tu perspėtum, taip kaip ant cigarečių pakelio. Tai perspėjimas parašytas, tai tiesiog padėtume jiems susiorientuoti. Man atrodo, kad žmogus turi super didelę prisitaikymo savybę. Jis prisitaiko. Jis prisitaikytų tas nežinantis to technologijos. Ir manote, kad dabartinė mūsų kultūrinė aplinka leidžia žmogui ugdyti tas individualias vertybės kažkokias, ar mes labiau esame linkę dėl įvairių politikų ar šiaip kažkokių tai informacijos, kurią susirenkame, ar mes labiau esame linkę dabar priimti kažkokią kolektyvinę nuomonę? Čia irgi yra dvigubas dalykas. Viena vertus mes tokią turim kultūrą, kur tu tikrai gali pasiimti, ką nori iš tos krepšio įvairovės, bet kita vertus, mes esame socialinė būtybė, mes negyvename be bendruomenių ir mes žinoma paveldėjom, mes gimėm čia, mes paveldėjom šitą mentalitetą, reikia gebėti atpažinti ir sakyti, man tinka tas ar ne. Ir tai yra tiesiog neišvengiama. Kad ir ką aš manyčiau, ar mes čia taip, ar kitaip, čia lyg tai būtų kaltinimas tų, žodžiu, tai toks mentalitetas, dėl to aš taip elgiuosi. Ne, tai mes esame to mentaliteto dalis, mes esame šios tautos dalis, mes esame šios kultūros dalis, šios vietovės, iš vis, nežinau, Europos plačiaja prasme arba tiesiog šiuolaikinės visuomenės, pasaulinės dalimi. Ir mes, aišku, esame įtakojami, jos neįmanoma išvengti, mes tiesiog neįmanoma išvengti. Klausimas, ką mes to darome. Ir kita vertus, dabar yra taip viskas atvira, kad norint tikrai yra prieinama didelė išmintis, gebant atsirinkti, gebant pasirinkti savo kelią, nepasiduodant, nežinau, provokacijom kažkokiom neteisingos informacijos, labai sudėtinga gyventi. Tik reikia sprendimų padaryti, bet pabandai vieną, pabandai kitą ir supranti, kažkaip vidumi jauti. Jūs sakėte, kad, pavyzdžiui, atsakomybės prisiėmantys žmonės jūsų rate, turite tinkamą gerą burbulą. Žmonės, kurie... Specialiai burbulą. Tai ar manote, kad būtent tų žmonių pasirinkimas savo aplinkos rate ir lemia sąmoningumo tą ūkdymą savo? Gebėjimas prisimti atsakomybę lemia sąmoningumo ugdymą. Tai jo dalis yra. Aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie tiesiog dar kartą savęs paklausė, o ką aš galiu padaryti, ką aš galiu noriu, už ką aš prisimu atsakomybę, jie ir yra. Gali būti labai baisu, dabar yra baisus metas iš tikrųjų.
baisus, bet tame baisiame mete aš savęs paklausiu. Ir jums, vyrai, yra baisus. Ką aš galiu daryti ir ko negaliu. Ką aš galiu įtakoti ir ką ne. Ir aš stengiuosi daryti dalykus, kur aš galiu įtakoti. Aš galiu įtakoti savo pasiruošimą, pavyzdžiui. Psichologinį ir fizinį ir įrankiais kažkokiais. tą aš galiu daryti. Ir aš jeigu būsiu to užsiėmęs, teoriškai aš mažiau nerimausiu, nes aš dirbsiu kažką. Nebūtinai tai įsigyvendins tas mano pasiruošimas. Ten, pavyzdžiui, nežinau, aš gal ir nelinkiu, kad jis įsigyvendintų, bet aš būsiu pasiruošęs, jeigu reikės. Aš galėsiu padėti kitam, aš nebūsiu našta kam nors, arba būsiu, žodžiu, jeigu nepakankamai pasiruošiu. Tai tam tikras atsakomybės prisiėmimas man yra ir klausimas, ką aš konkrečiai čia galiu daryti, nekaltinamas kitų, neieškodamas konspiracijos teorijų, nieko, tiesiog realiai, ką aš čia ir dabar. Jeigu aš nesusigalvoju, ką aš galiu daryti Lietuvoje, aš sumažinu, ką aš galiu daryti Vilniuje. Jeigu neišeina, ką aš galiu daryti mokykloje, ką aš galiu daryti namuose. Jeigu ne, ką šitam kambarį galiu dabar padaryti, kad jaučiuosi ramesnis ir kad prisimčiau atsakomybę. Ir aš tai nusprendžiu ir darau ir tada na, ir ačiū Dievui, yra žmonių aplinkui, kurie taip pat galvoja, tai tas burbulas taip ir darosi. Ir mes, kaip čia persidengiantis burbulai, mes esame visi tokiuose informaciniuose ir bendruomeniniuose burbuluose. Gal aš patikslinsiu savo klausimą. Gerai, patik. Kaip be to, ką aš čia ir dabar galiu padaryti, kiek stipriai manote, kad žmonės mūsų aplinkoje įtakoja mūsų sprendimus, pasirinkimus? Tai labai įtakoja. Tai žiūrėkit, mes pakalbėjom, mano kalbos jūs esate įtakoti dabar ar ne? Kažkiek esame. Aš manau, kad norit ar nenorit, tai tik ir klausytai bus įtakoti. Tai čia mažas toks lygmuo, bet jūs šeimose esate, šeimose pasikalbat. Tai irgi yra tam tikras giminė, seneliai, žmonės, kurie aplinkui yra. Jie yra tam tikri autoritetai mums visiems. Ir mes žinome, esame įtakojami aplinkos. Net neigiamais pavyzdžiais mes irgi esame įtakoti. Dalis mano sutiktų suaugusių elgėsi visiškai priešingai arba priešinasi tuo, kas su jais buvo daroma jų šeimose. Pavyzdžiui, sako, ten buvo taip kažkaip, aš nenoriu su mano savo vaikais, kaip būtų, dėl to mokykla bus tokia ir tokia. Tai ir neigiami, ir teigiami pavyzdžiai visi įtakoja, nes mes esame ne pliki, mes nesam negyvenamai saloj vieni, mes gyvename bendruomenėje ir esame įtakojami. Aš manau, kad mes esame įtakojami. Tik tai toliau yra, kaip sakant, sekantis žingsnis, tai dabar dabar tu išgirdai, ką mes pakalbėjom, tu gali apmastyti pats, savo patirtį praleisti ir pasirinkti. Tau reikės kažkokiu vienu momentu pasirinkti, ką daryti. Įdomu, reikės pasirinkti, ką daryti. Ir tenai jūs galite galvoti, tai va čia Gidijus sakė taip, ten kažkas sakė tai kitaip, knygui tokiai paskaičiau šitaip. Ir susidarot savo nuomonę ir savo pasirinkimą. Už jį jūs būsite patys atsakingi. Ne aš ir ne knygos. Bet jūsų darbas yra susirinkti informaciją, pažiūrėti, kartais ne galvoje tai vyksta, kartais viduje, kažkur širdyje vyksta, arba tiesiog, jūs pasirinksite ir, kažkaip jaučiuosi negerai. Kartais tai būna, tu jau pasirenki, jauties negerai ir tada pavaikštai su tuo, ir pakeiti sprendimą. Ne, visgi negaliu. Arba aš turiu dar pasiruošti kitaip. Tai esame įtakojami. O esate priėmę sprendimą be savo noro, be savo apmąstymo, o vien tik iš pašalinių žmonių raginimo ar kažkokio tai spaudimo? Dabar tokio neprisimenu, bet neabejoju, kad per mano gyvenimą taip yra įvykę. Tikrai yra įvykę. Nes tai yra neišvengiama, kartais darai kartu su banga kažkokia, ten einam, ten, nežinau, ten pabėgimo iš pamokų diena, darom, gerai. Ir taip, kažkaip tiksliai ir neapgalvojau, kokios pasiekmės bus. Nes tiesiog toks metas buvo. Ten, neabejoju, kad esu tai padaręs, dabar nenorėčiau prisiminėti nė vienos. Jeigu galima. Tai galima teikti, kad kuo daugiau skirtingų nuomonių to aplinkoje, tuo labiau ugdomas tavo mąstymas. Taip, iš tikrųjų, girdėti vieną nuomonę visą laiką, kaip gali suformuoti tave. Aš būčiau linkęs apie reiškinius girdėti įvairias nuomonės, bet reikia ten naudoti, žiūrėti, ar tikrai remiasi faktais, kuo remiasi.
turime įvairių, nes, kaip pasakyti, galų gale turime sužinoti, kad ir, nežinau, pasakoja apie vilką ir 3 paršiukus, galime girdėti perspektyvą iš paršiukų, reiškia, akimis, vilko akimis, ten kas nors ėjo pro šalį, tai juk nepasidarys istorija labai kitokia, jeigu vilko akimis mes viską girdėsime, mes vis tiek turime pamatyti visą istoriją, bendrą vaizdą. Taip. Ar manote, kad šiais laikais žmonės yra linkę išklausyti abi pusės, platesnę perspektyvą pamatyti, ar labiau tiesiog priskirti save grupiai ar pusiai, kuri labiau atitinka jų interesus? Iš tikrųjų, žmogus yra taupus. Savo smegenys mūsų taip sukurtos, jos taupo energiją. Ir kai jau kažkai grupiai priklausai, tu ir kartais būna nebetikrini, žodžiu, faktų. Tai lengviau, žinoma, žmogui prisibūti kažkokiai grupiai ir tam tikrą prasme tai yra patogu ir kita vertus kartais tai gerai, tai kažkokia komanda yra arba kažkokia idėja palaikanti žmonės, tu tą idėją palaikai, tu tikrini duomenis, bet tu gali būti joje, o kodėl ne. Reikia tiesiog nepamest proto, kad tai yra vis tiek kaip didesnė žaidimo dalis, viskas vis tiek yra didesnis žaidimas. Ir taip, aš atlieku kažkokią partiją, kažkokią atlieku vaidmenį iš tame. Mokyklo aš atlieku mokytojo vaidmenį, išeinu už durų, atlieku kitą vaidmenį. Neapsimetinėju, bet jis yra tikras. Nors aš priklausau tokiai ir tokiai daliai žmonių ir man lengviau kartu su jais formuotis. Tiesiog reikia nepamest proto ir aklai, kaip sakant, viskuo ten, ne tai, kad netikėti, bet karts nuo karto tikrintis, tiesiog netapti, nebukėti, taip sakant. Toks gal finalinis klausimėlis, nežinau, ar labai pagundų tema, bet dirbtinis intelektas. Aha. Ką jūs manote, ar pagunda tai tiesiog, kad už tave padarytų kažkokią užduotį, darbą, ar ji naudinga mums, ar tai kaip naudingas įrankis, ar jis ves prie to, kad mes patys po to kritiškai nebegalėsime formuluoti? Čia mano dilema irgi, aš tikrųjų man labai patinka bandytis, aš dabar tiesiog tos kitus skirtingus modelius bandausi, jie tą patį klausimą skirtingai atsakinėja netgi būna. Ir, žodžiu, man atrodo, kad čia gali būti toks pavojus, taip kaip su navigacija yra įvykę. Kad jeigu aš norėdavau anksčiau apibendrinti didelį kiekį medžiagos, tai aš ją išsidėliodavau, galvodavau ten, kažką, sugrupuodavau pagal kažkokius požymius. Ir tai būdavo mano smegenų darbas ir laikas. Dabar tai pigu, tai padaryti, tiesiog užuploadini, reiškia, PDF formatu ir paprašai iš tos medžiagos apibendrinimą. Ir tai tikrai taupo laiką, bet turim kitą problemą. Dar kol kas, bent jau aš, tai neturiu pasitikėjimo 100%, kad tai yra tiesa. Ir aš vis tiek tikrinu dar tas, reiškia, suformuluotas tezes, pavyzdžiui, apibendrinamasias, aš tikrinu su ta medžiaga, kurią aš turiu. Nes ne visada, iš tikrųjų, kartais nusišneka. Tiesiog objektyviai kažką ten negali būti. Man nesutampa su mano duomenimis. Bet turiu pasakyti, darosi vis protingesnė ir protingesnė. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas, mano pastebėjimą, darosi vis protingesnis ir tikrai gerai dirbantis. Ir ypač skirtingus modelius, kai bandais ir turi galimybę. Ir kai kur bus labai naudingas, bet kai kur gali sumažinti mūsų gebėjimą mąstyti. Mąstyti, apibendrinti, reziumuoti. Bet o ką daryti, iš tikrųjų dabar kartais yra toks didžiulis informacijos kiekis, ten, kad, pavyzdžiui, kažkokių tiesiog grupės duomenų, kurios negali apibendrinti kitaip, tik tai pasitelkiant kompiuterį. Tai čia jisai toksai kaip tam tikrą prasme kažkada paieškos sistema buvo mums pagalba, tai čia irgi tam tikrą prasme paieškos sistemos dalis. Tik tai, kad pavojus yra būtent kas bus nuslėpta. Nes kieno rankose šitas įrankis, taip jisai ir kuria. Ar saugos diržas, kurį kažkada Volvo atidavė be patento kitom, ar bus panaudotas, tarsi kitose dipsykose, ar bus, kitose šitose artificial intelligence, nes pavyzdžiui, kai kurių pavyzdys sako, kad tam tikra ideologija yra peršama per atsakymus, tai labai keista. Ačiū, buvo malonu su jumis pasikalbėti. Malonu susitikti vis vėl. Ačiū už jūsų laiką. Ačiū.
Dėkui. Už progą pasikalbėti. Iki. Iki.